Taigi įvyko pirmosios bangos stovykla šiais metais. Džiaugiuosi, kad joje dalyvavo 10 stiprių vyrų, pradedant 17 ir baigiant 40 su viršum metų. Labai džiugu, kad kolektyve yra įvairaus amžiaus grupės, tada galime dalintis savo patirtimis iš vienos ar kitos tos pusės, tiek iš jauno žmogaus, tam vyresniam dabar yra ko pasimokyti, tiek tam jaunam iš vyresniojo. Pati stovykla buvo gan įtempta ir vyrai tikrai turėjo nemažai užduočių, kuriuose turėjo atiduoti dalį savęs, kad suprast, kas kaip vyksta jų galvose. Tai šiai dienai stovykla baigta sėkmingai ir be galo džiaugiuosi kiekvienu iš tų 10 bičių, kad jie padarė viską, ką galėjo, atidėjo savęs visiškai 100% ir manau, šitą stovyklą jiems atguls širdį kuriam laikui. Tai su kai kuriais greičiausiai susitiksim Šalnos stovykloje, tai begalinis procesas, labai džiaugiuosi, kad į stovyklas grįžta tie patys žmonės, vadinasi, tai, ką darau, yra jiems įdomu, jiems naudinga. Tad kviečiu kiekvieną nepabijoti susitikti su savim toj tamsioje akimirkoje, kada tu esi vienas kažkur gilyje ir verda didžiuliai procesai tavo viduje, su kuriais tu tvarkaisi, su kuriais mes mokame tvarkytis. Vieni čia atvažiuoja tam, kad susitiks su savo baime, galbūt ją prisijaukint ar nugalėt. Kiti čia atvyksta ieškodami savo ribų, dažnu atveju jas pastumia tolyn, gal net peržengia. Kiti tiesiog ieško gero laiko ir vienareikšmiškai visi čia randa tokius pat nurautus bičius kaip jie patys ir sukuria be galo gražią bendrystę, atsiranda bendravimas, draugystė. Mano didžiausia siekimybė yra sukurti situaciją tokią, kad žmogus susitiktų su savo riba, gebėtų ją, galėtų ją, joje pabūt, išgyvent, ją pastumėti tolyn. Nėra privalu čia viską atlikti kažkiek tai maksimaliai kažkaip tai stengintis, lipant per save. Viskas yra orientuota į individualius tavo pojūčius, kaip tu nori, kiek tau reikia. Dėl to labai džiaugiuosi, kad po kiekvienos stovyklos žmonės pradeda keistis, žmonės atranda save kitokius visiškai, supranta, kaip veikia psichologija, kaip veikia jų mechanizmai, kurie stabdo juos daryti tam tikrus dalykus, stabdo daryti iššūkius, stabdo juose dalyvauti. O be galo džiugu, kada žmogus pamato, koks jis iš tikrųjų gali būti ir koks jis yra. Tai tomis akimirkomis, kada jau atrodo širdis lekia į kulnus, atrodo, kad nebegali įkvėpti, nes didžiulis nerimas slegia krūtinę, džiaugiuosi, kad sugebi sustot, pagalvot, pajaust, ką jauti, leisti tam būti ir tiesiog toliau daryti dalykus. Toliau daryti darbus, kurie tave daro geresnį, stipresnį. Nenoriu, kad suprastumėt mane klaidingai. Čia nėra didelio fizinio krūvio, čia nėra kažkokios perdėtos karinės drožyklos ar karinės romantikos. Čia yra situacijos, kuriuose didžioji dalis yra psichofizinės ištvermės vystymas. Taip, būna baisu, kai reikia pasinerti į gylį ir nėra matomumo, taip, būna baisu, kai reikia nušokti ir nežinai, kur šoki. Bet viskas yra mūsų galvose ir kaip mes sugebame su tuo tvarkytis, priklauso nuo to, kiek mes suprantame, kas vyksta. Tai šioje stovykloje mes susipažįstame, kaip veikia pasipriešinimas, kaip reikia save suprast, kad
tavo centrinė nervų sistema, kuri labai lengvai adaptuojasi šiai dienai, va šią akimirką tave stabdo, kad tu nenumirtum, bet sąlygos yra saugios. Tad pratinam save po truputį, pradedant nuo nedidelių iššūkių, nuo nedidelių kažkokių užduočių ir galop daeiname iki tos galinės fazės, kurie atlieki darbą, kuris reikalauja tavo vidinio išgyvenimo, reikalauja to, apie ką aš nuolat sakau, kaip atsitraukti nuo baimės, kaip atsitraukti nuo minčių ir tiesiog mechaniškai daryti dalykus, kad dalykai būtų atlikti saugiai.